Sveiki, brangus mūsų žiūrovai ir klausytojai, vėl sveikiname su jumis laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica, šį kartą ne Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje aptariam JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Kalbame šiandien Liepos 30, kaip visada tikimės kuo greičiau išeiti į eterį ir, pasaulyje dabar vyksta labai daug visko ir šiandien turėsim turbūt kiek daugiau ir įvairesnių klausimų įvairiausiam temom, bet pradedam nuo temos, apie kurią kalbėjom jau ne kartą ir kuri, vėl eskaluojasi, tai yra karas Irane. Kaip jūs apibūdintumėt naujausią stadiją karo Irane po nepavykusių paliaubų? Kas ten svarbiausia vyksta šiandien? Aš manau, kad tos paliaubos yra Irano išnaudojimas Amerika nesusigaudo, kad Irano tikslas yra ištęsti, ko galima ilgiau tas darybas, kad būtų iki Amerikos rinkimų. Jie tikisi, kad demokratų partija jiem pradės ir Trump laimės karą. Ta, kad demokratai labai norėtų. Ir jie tą supranta ir jie vieną dieną derisi, kitą dieną bombarduoja. Dabar užvakar buvo prezidentas Trumpas sakė, kad labai gerai vyksta derybos, ypač dėl laivų susisiekimo, ir staiga Iranas užpuolė Amerikos bazę, kur jiem nepasisekė, bet nusiuntė visą eilę raketų, kur amerikonai nušovė. Ir tas buvo tų derybų momentų, kada prezidentas Trump gyrėsi, kad viskas gerai vyksta, jie labai nori derybas. Tuo pačiu Iranas dabar prikalbėjo savo Huri agentus, Jemen pradėjo pulti Saudo Arabijos laivus Raudonoje jūroje, kas yra naujas praplėtimas karo Irano. Kitas praplėtimas buvo Irano drones ar nežinau su kokiais įrankiais ar su raketom užpuolė laivą prie Suezo Egipte. Kitas dalykas buvo, Iranas siuntė ginklus į Rusiją per Kaspijos jūrą ir ukrainiečiai tą laivą paskandino. Tai Irano karas dabar plečiasi po visos artimuosius rytus ir plačiau, ko visi to bijojo. Ir aš manyčiau, kad prezidentas Trump labai daro klaidą, kad jis neužbaigė tą, ką jis buvo pradėjęs. Aš spėčiau, kad vienintelis būdas Amerikai susitaikyti su Ukraina, tai yra su Iranu, yra jeigu Iranas bus nugalėtas visiškai ir nebus derybų, bet bus pasidavimo sutartis. Kitaip su Iranu negalim, kadangi jie niekad nesilaiko žodžio, jie netikisi laikyti žodžio ir jų tikslas yra pulti Izraelį, pulti artimuosius rytus ir pulti Ameriką ir Europą. Tarp kitko, į Europą, Anglijai pagrasino, kadangi iš Anglijos bazių skrenda lėktuvai prieš Iraną, Amerikos lėktuvai, tai pagrasino Angliją, kad Anglija gali pulti Iranas. Vienu žodžiu, jie plečia tą karą, dabar yra pusiau pasaulinio karo lygis. Visiškai sutinku ir man panašu į tai, kad čia yra tiesiog vilkinimas, toks derinimas derybų, karo veiksmų, tikintis, kad vidurio kadencijos rinkimai JAV politiškai paralyžuos Trumpą. Reikia paminėti ir iš kitos pusės, Saudo Arabija įsitraukė į atakas prieš Iraną, tai irgi savotiška eskalacija. Tuo nenoriu pasakyti, kad jie čia kažkaip inicijuoja karo veiksmus, bet akivaizdžiai plečiasi visom kryptim dabar tas. Ir Europoje, tarp Europos nacionalistų, bet tokių vakarų Europos nacionalistų, matau tam tikrą nerimą, kuriam nepritariu, kad dabar Trumpas daro didelę klaidą, tarytum siedamas karą Irane ir karą Ukrainoje, taip viską paversdamas tarytum jau preliudiją pasaulinio karo
ir vaizduodamas, kad šie konfliktai susiję prieš vieną globalią blogio ašį, kai tuo tarpu jų manimų tai yra izoliuoti konfliktai, vienos priežastys konflikto Ukrainoje, kitos priežastys konflikto Irane. Ir diplomatija bet kokia gali veikti tik tol ir ta apimtim, kiek jie bus atsieti ir mes nebandysim jų pavaizduoti kaip vienos didelės kovos su blogio šalimis. Ką jūs atsakytumėte į tai? Ar tai yra pagrįsta jų baimė? Vytautai, aš manau, kad reikia žiūrėti Iraną kaip vieną iš keturių valstybių, kurios yra nusistačiusios prieš vakarų civilizaciją. Tai yra komunistų Kinija, Rusija, Iranas ir Šiaurės Koreja. Ir kai kalbam apie karą su Iranu, reikia atsiminti, kad Iranui padeda Rusija nurodyti Amerikos taikinius. Kinija siunčia ginklus vienais ir kitais būdais į Iraną padėti kariauti su Amerika. Taip, kad karas prieš Iraną yra tas pats, dalinai kaip karas prieš Rusiją ir prieš Kiniją. Nors prezidentas Trump, mano nuomonė, daro didelę klaidą, kaip jis vis kalba apie savo gerą draugą čia Kinijoje arba savo draugą Putiną. Ir negali tikėti, kad tie žmonės kariauja prieš Ameriką, netiesioginiai, remdami Iraną ginklais ir informacija, kaip ir, daleiskim, kai dabar, kaip užvakar puolė Amerikos bazė Jordan, gana aiškiai yra informacija, tikslumas nurodytas Rusijos. Ką tarp kitko Zelenskį bandė atnešė informaciją iš savo žvalgybos ir prezidentas pasiklausė, sako, gerai, tai aš paklausiu Putino. Lyg Putino. Reiškia, yra beveik toks juokingas naivumas. Jis visai nekreipia tą dėmesį. Dabar, kad Kinija siunčia ginklus, irgi jo geras draugas atvažiuoja už porą mėnesių į Ameriką ir jam svarbiau yra, kaip jis bus priimtas ir kaip čionais baliavos jie, negu ką jis daro su Iranu. Iranas neegzistuotų be Rusijos ir Kinijos paramos. Tikrai dabar Iranas negalėtų atsistoti. Kitas dalykas, kur nieks nerašo, nekalba, kad per visą tą karą, kai dabar vyksta aplinkui arabų kraštai, kurie daugiau ar mažiau palaiko Ameriką, kadangi jie bijo Irano, bet jie su Iranu prekiauja. Yra milžiniška prekyba tarp tų valstybių aplinkui tarp Irano ir arabų kraštų. Ir tęsiasi per tą visą karą. Ir jie, daleiskim, nei Kuvaitas, nei kitos valstybės neprisideda kariauti su Iranu. Amerika neprašė, kai jie prisidėtų. Dabar Saudi pradėjo kariauti tik tai su Hutais, kadangi Hutis užpuolė Saudi Arabiją. Užpuolė jų naftos centrą vieną. Ir užpuolė 2 iš jų laivų Raudonojoje jūroje. Užtat pagaliau Saudi Arabija prisidėjo prie karo. Palėtėm Ukrainą ir iš tikrųjų čia labai įdomus mums momentas, tai kad ukrainiečiai smogė į iraniečių laivus Kaspijos jūroje ir šitas smūgis, kokias išvadas iš jo galima daryti? Nuskambėjo ir tokie komentarai, kad čia neva netyčia, nuskambėjo ir komentarai, kad čia yra karo paskelbimas Iranui. Ar eskaluosis šita įtampa tarp Irano ir Ukrainos tiesioginė jūsų manymu, ar čia gali likti tik vienkartinių tokių įvykių? Iranas pagrasino Ukrainą, bet ką tas parodė? Parodė, kad Iranas net ir karo metu dabar remia Putino karą, siunčia jam drones. Tas laivas buvo pilnas su drones prieš Ukrainą. Taip. Tai Ukraina turėjo pilną teisę tą laivą skandinti. Tas faktas, daleiskim, Baltuose rūmuose yra nematomas. Iranas yra priešas, bet jeigu Iranas remia Ukrainą, Rusija. Tai yra Rusija prieš Ukrainą, per tą žiūri per pirštus.
Ir čia, mano manoma, yra milžiniška klaida. Taip pat, kaip siunčia dabar vienais ar kitais būdais laivai siunčia paramą, ginkluotą paramą iš Kinijos. Ir prezidentas Trump galėtų labai aiškiai pasakyti, čia, jeigu turi abi Iraną, tai reiškia turi abi karą prieš Ameriką. Ir jis galėtų labai rimtai tą reaguoti. Ir jis to nedaro. Žinoma, yra diplomatinių priežasčių dėl to ir panašiai. Bet tas neaiškus laikymas prisideda prie tęstinumo to karo ir tą karą su Iranu, aš manau, kad prezidentas Trump nemokės užbaigti. Man patinka tai, kad Ukraina, kaip čia pasakius, nesicacina ir rodo tam tikrus raumenis ir drąsą, ne, jeigu kažkas veikia prieš juos, tai jie nesibodi rodyti veiksmų. Čia kaip aš nesu fanas tikrai Turkijos, bet Turkija savo laiku, kai be skrupulų numušinėjo Rusijos naikintuvų savo oro erdvėje, tai iš esmės rodė tą patį. Aš manau, kad tai yra gerai. Ir šiuo atveju Lietuvoje daug daugiau dėmesio turbūt už tai, ką prieš tai dabar aptarėm, susilaukė vizitas Zelenskio ir Netanyahu, bet pirmiausia Zelenskio Baltuosiuose rūmuose. Ir daugiausia dabar Lietuvoje kalba, kiek aš prabėgau akimis žiniasklaidą apie tai, kad nebuvo spaudos konferencijos, nebuvo tiek daug kažkokio iškomunikuotos bendros žinutės, labai viskas santūru. Kokios jūsų išvados, kaip jūs komentuotumėt tas vizitus Netanyahu ir Zelenskio? Ir ar jums atrodo, kad yra kokia nors svarba čia, ar tik atsitiktinumas, kad jie kartu? Čia buvo sutapimas, kadangi buvo senatorio Graham laidotuvės. Senatorius Graham buvo didžiausias rėmėjas Ukrainos ir didžiausias rėmėjas Izraelio. Ir užtat abudu prezidentas ir ministras pirmininkas atskrido į laidotuvės. Netanyahu jau ilgai norėjo susitikti su prezidentu Trump, bet prezidentas Trump šaltai laikėsi su juo ir privačiai, net jį buvo iškeikęs kelis kartus. Kadangi spaudimas buvo įspūdis, kad Izraelis prikalbėjo karą prieš Iraną Ameriką, kad Netanyahu turėjo ypatingą įtaką prezidentui ir per tą įtaką įklampino Ameriką su Iranu. Tai buvo toks bendras vaizdas ir prezidentas Trump nuo to nori nusitolinti. Bet aiškiai tarp Netanyahu ir prezidento Trump dabar yra šalti ryšiai. Po kiekvieną kartą, kai Netanyahu atvažiuodavo į Ameriką, kai susitikdavo su prezidentu Trump, visada būdavo prie žiniasklaidą pakviesta, visada būdavo prie televizijos, vieną kartą visada jie viens kitą gražiai sveikindavo, apsikabindavo ir panašiai. Šį kartą prezidentas Trump nutarė, kad nebus žiniasklaidos, nebus spaudos konferencijos po to ir jis praktiškai nieko nesakė apie tą susitikimą. Netanyahu sakė, kad buvo ypatingai geras susitikimas, bet prezidentas Trump nieko nesakė pozityvaus. Dėl susitikimo su Zelenskiu, kaip minėjau anksčiau, Zelenskis porą dalykų. Jis pirmiausia atvežė žvalgybos informaciją, kaip Putinas padeda Iranui kariauti su Amerika. Ir sakau, prezidentas Trump per pirštus tą žiūrėjo, sakė, gerai, aš kalbėsiu su Putinu. Bet ryšiai tarp Zelenskio ir prezidento Trump pasikeitė 100% per paskutinius 6 mėnesius. Dalinai dėl to, kad prezidentui Trump patinka žmonės, kurie laimi. Ar yra karas, ar yra konkurencija, ar yra sportas, jis mėgsta laimėtojus. Ir staiga jis mato, kad Zelenskis laimi prieš Putiną. Ir dalinai čia yra jam padarė įtaką tas, kad Zelenskis po 5 metų karo Ukrainoje dabar yra stipresnė, Ukraina praktiškai laimi karą prieš Rusiją. Ir tas padarė didelį įspūdį prezidentui Trump. Jis net sutiko, kad jau tą buvo minėję, bet dabar atrodo daugiau pabrėžia, kad leis Amerikos gynybos kompanijom dirbti kartu su Ukraina ginklus, kurios galės naudoti gynybai. Kas yra didelis dalykas, ir prezidentas Zelenskis po to buvo susitikęs su pagrindiniam Amerikos gynybų firmom, komerciniam firmom.
tartis, kaip jie gamins kartu ginklus. Ir čia buvo su prezidento Trump palaiminimu. Ir tai tas yra didžiulis lūžis, kas liečia ryšius su Putinu dėl prezidento Trump. Tai čia prezidentas Zelenskis šį kartą tikrai laimėjo. Čia leisiu savo dar paminėti, Patriot raketos konkrečiai figuravo šitoj kalboje. Viena vertus Zelenskis prašo, taip skamba viešumoje, 300 raketų per ateinančius metus. Labai sunku to tikėtis. Aš manau, kad dabar vykstant karui Irane amerikiečiam patiem yra didelis trūkumas ir neseniai Heksetas prašė kongrese skirti milijardus tam, kad investuotų valstybė, pirkimus darytų gynybos pramoniai ir konkrečiai būtent raketų tam, kad apsiginti nuo antskrydžių šiame kare, bet kita vertus, būtent Patriot raketų gamybą ir jos atkėlimą į Ukrainą irgi minėjo šito susitikimo kontekste ir čia tikrai būtų didelis žingsnis. Man atrodo, mes pamirštam, kad apskritai, turiu galvoje, ne mūdu, bet viešoje erdvėje Lietuvos yra pamirštama, kaip svarbu būtų kuo daugiau kokių nors komercinių ar bet kokių ūkinės veiklos ryšių atvesti Amerikos į Ukrainą ir čia Zelenskis protingai daro kaip tik tai. Reikia atsiminti, Vytautai, kad tos raketos, gynybos raketos, vadinos Patriot, viena raketa amerikiečiam kainuoja $4 milijonai. Tai įsivaizduoja, kai šauda prieš drones ar šauda prieš kitus ginklus, kur puola Ukraina, kiekvienas šūvis kainuoja $4 milijonai. O tie drones kainuoja 20-50 tūkstančių. Vienu žodžiu, yra labai brangi sistema. Ir pagaminti vieną iš tų naują trunka 2 metus. Taip, kad Amerika toli gražu yra atsilikus gamyboje, kadangi buvo taika ir jie neinvestavo į fabrikus ir panašiai. Žinant, kaip Zelenskis ir Ukraina ekonomiškai tą galėtų padaryti, aš manau, kad jeigu jie gaus visus leidimus, Ukraina pagamins tos ginklus daug greičiau ir žymiai pigiau. Tai tas susitarimas yra labai labai svarbus. Ir čia užbaigdama šitą temą noriu pastebėti ir Lietuvai labai aktualu, čia kadangi dronai skraido virš Baltijos šalių, Ukraina yra padariusi tą technologinį šuolį, kur prieš dronus kovoja dronais ir tada toks karas yra tvarus ekonominė prasme, yra įmanoma jį ilgai tęsti, jeigu situacija to reikalauja. Tai, kas dabar vyksta Irane, ar ne, kai Izraelis ir JAV kovoja prieš dronus raketomis iš esmės, tai samatos šitų karų yra visiškai nepalyginamos ir ilgai taip tęsti net ir JAV su Izraeliu negali. Tai man regis šitas technologinis pranašumas ukrainiečių yra ypatingai svarbus šiandien pasaulyje ir prieš tos pačius amerikiečius, turbūt ir prieš žydus. Čia yra kuo dėrėtis, taip sakant, tomis technologijomis, jeigu gali jas pasiūlyti savo. Aš manau, reikia laikyti, kad partneriams. Prašau, jeigu norit ką nors. Ukraina pasiūlė prezidentui Trump padėti su gamyba modernių drones. Ir prezidentas Trump tą pasinaudojo. Visą eilę Amerikos dabar kompanijų dirba su Ukraina gamyba naujų drones, kadangi Ukraina yra tiek pažengusi. Čia yra labai pozityvus dalykas. Lindsey Grahamo sankcijų paketas, ar jūs manot, kad jo priėmimas turėtų reikšmingą poveikį Rusijai ir jos galimybėms kare? Jo, aš manyčiau, kad jeigu praves tą įstatymą, ir aš manau, kad tikrai praves, kadangi dabar net pavadino tą įstatymą kaip Graham įstatymą, tas atidarys įvairias galimybės Amerikos kongrese ir Amerikos valdžioj trukdyti paramą Rusijai. Aš manyčiau, kad tas yra labai reikšmingas dalykas ir aš manyčiau, kad naudojant tą įstatymą prezidentas Trump galės kitaip dėrėti su Putinu. Putinui tas įstatymas labai bus nenaudingas. Ir be abejo, prezidentas Trump, kai kalbėdavo su Putinu, draugu Putinu, jiems sakydavo, kad jis yra prieš tą įstatymą, jis tą įstatymą sulaikė dabar virš metų. Ir dabar tas įstatymas praeis, teoretiškai nieko naujo tenais nebus, bet
atidaro visą eilę galimybių kenkti Rusijai per Amerikos kongresą įvairias įstatymais ir panašiai. Pereinam prie JAV vidaus labiau politikos reikalų. Mes prieš kurį laiką kalbėjomės apie JAV demokratų partiją ir joje vykstančius pokyčius į socializmą arba komunizmą, čia kaip pavadinsi. Visai neseniai vienoje laidoje žinių radijoje Lietuvos viešoje erdvėje taip ir pasakiau, kad demokratų partija baigė perimti komunistai. Tai pakėlė kolegų antakius ir tai skambėjo jiems keistai. Aš manau, kad reikėtų paplėtoti šitą temą, juolab, kad jūs sakot, kad pastaruoju metu dar daugiau įvykių buvo, kurie tą tendenciją rodo. Kas vyksta demokratų partijoje, kas jums rodo tendenciją, kad yra radikalėjama į komunizmo pusę? Demokratų, socialistų partija Amerikoje, nors jie skaitosi demokratais, praktiškai yra atskiras sparnas ir bando perimti demokratų partiją. Jie savo darių skaičių dabar skaičiuoja 150 000 maždaug. Turi 200 skyrių po visą Ameriką, turi 35 kandidatus į kongresą, į gubernatorius ir kitas svarbias pozicijas Amerikoje per ateinančius rinkimus. Čia yra rimtas dalykas. Dabar jie pagaliau paskelbė savo programą viešai. Dalis tos programos demokratai jau senai, kairieji demokratai laikėsi, bet jie nekalbėdavo viešai apie tai, jie tik tai praktiškai, daleiskim, viena programos dalis yra neturėti Amerikai rubežių. Žinant, kad prezidentas Biden 4 metus atidarė rubežių. Jis neskelbė viešai, kad čia yra demokratų politika, bet jis praktiškai tą padarė. Tai yra kiti pavyzdžiai, kur dabartiniai tie socialistai siūlo, demokratai jau buvo linkę daryti arba jau darė. Bet dabar staiga paskelbė viską viešai. Vienas dalykas, jie nori sugriauti visą konstitucinę sistemą. Nebus prezidento, nebus senato Amerikoje. Visi teismai bus atsakingi Amerikos kongresui ir kongresas valdys, vietoj prezidento bus paskirtas viršininkas. Ir viskas bus per atstovų rūmus, kur kontroliuos demokratai. Kitas dalykas, jie nutrauks visą finansavimą Amerikos gynybai. Kita programa yra uždaryti kalėjimus, paleisti kalinius. Kitas dalykas yra atidaryti visai Amerikos sienos rubežius ir kas tik nori įvažiuoti į Ameriką, gali įvažiuoti ir gauti visas pilnas teisės, visą paramą, kur gauna Amerikos piliečiai. Ir be abejo su laiku balsuoti, jeigu reikia. Kadangi jų tikslas yra nugriauti Amerikos kapitalizmą, nugriauti Amerikos konstitucinę sistemą ir paversti Ameriką į komunistinį kraštą. Per jų suvažiavimą dabar dalina Markso knygas, dalina Mao ir kai kurie net viršininkai ateina apsirengę kaip komunistas Mao, kuris įsteigė komunizmą Kinijoje. Ne? Jie dabar viešai kalba apie komunizmą panašiai kaip darė bolševikai 17 metais. Jeigu Lietuva nori suprast, kas dedasi dabar su ta partija, su ta socialistų partija, žiūrėkit, ką Leninas darė su bolševikais, kur nuvertė valdžią Rusijoje. Bo jie viską panašiai daro, ką darė Leninas, ką jie siūlo. Ir dabar jie susilaukia daug jaunimo. Ir kas yra įdomu, Vytautai, juos daugiausiai palaiko jauni žmonės su aukštu išsilavinimu. Jų partijos narių apie 80% yra baigę universitetus, 40% turi aukštesnius laipsnius. Ir beveik visi neturi darbų. Kadangi daug iš jų baigė visokias studijas, kurių nieko bendro su ekonomiškais pareikalavimais nėra, jie negauna darbų arba nenori ieškoti darbų. Ir todėl jie sako, kad Amerikos sistema yra bloga, kadangi jaunimas neturi darbų. Yra pavojinga labai Amerikoje padėtis, Vytautai. Amerikoje dirba 162 milijonai žmonių.
jie dirba, taupo, užmoka mokesčius ir panašiai išlaiko Ameriką. Yra 109 milijonai, kurie nedirba ir nenori dirbti arba negali dirbti. 109 milijonai. Tai šitas komunistų partija, ta socialistų partija taiko tiem žmonėm, kurie nenori dirbti, bet nori turėti visas privilegijas, kur turi dirbantys žmonės. Ir kas turės išlaikyti tos 109? Tie, kurie dirba. Ir viena iš aiškiai paaiškita, reiškia, jų programos dalis yra iš turtingųjų atimti turtą. Ar tai būtų nekilnojamas turtas, arba perimti visas Amerikos didžiasias korporacijas. Taip, kad nebūtų privačiose rankose, kur yra akcijas perka žmonės, bet kad valdžia būtų savininkė visų pagrindinių Amerikos kompanijų. Ir čia yra jų vieša programa, kur dabar aiškiai dėsto, kur yra grinai bolševikinė komunistinė sistema. Brangūs žiūrovai, viskas, ką jūs čia dabar girdėjote, aišku, skamba labai radikaliai, tie lyginimai su Leninu, Stalinu, taip toliau. Aš siūlau visiems susivesti Google arba dirbtiniam intelekte tokius raktinius žodžius: American Democratic Socialist Party, jų nesenai paskelbta programa, ir pasižiūrėti patiems, kas tai yra. Iš tikrųjų įspūdinga programa ir įspūdingos vizijos. Jų vienu metu ir naikina valstybę, kai kalbam pavyzdžiui apie sienų atsisakymą arba viešojo saugumo, policijos, panašių dalykų likvidavimus. Kita vertus, perskirstimą didina, tai ir didina valstybę. Vienu metu atsisako pamatinių jos funkcijų ir didina antrinės jos funkcijas, aš taip sakyčiau. Bet ko dar neaptarėm, kokia yra šitų demokratų vizija užsienio politikai? Koks jų požiūris į Izraelį, požiūris į gynybos išlaidas NATO? Jie apie tai nekalba. Bet įsivaizduok, kas būtų Lietuvai, jeigu Amerika neturėtų visai savo gynybos. Kas atsitiktų su Amerikos NATO dalyvavimu? Amerika būtų beginklė, Amerika būtų bejėgė, NATO būtų be Amerikos. Tai Lietuvai tas turi tiesioginį ryšį, kadangi jeigu jiem pasisektų sumažinti Amerikos gynybą, arba jie siūlo visai uždaryti gynybą, ne tik sumažinti, visai neduoti pinigų gynybai. Nereikia kariuomenės, nereikia laivyno, nereikia aviacijos. Įsivaizduok tokią Ameriką, kuri priklausytų NATO, ir NATO, kuriai Lietuva yra taip svarbi. Tai lietuviai, kurie nekreipia Lietuva, kur nekreipia dėmesį, kas dedasi su ta socialistų partija, praktiškai komunistų partija, aklai žiūri į ateitį, kadangi jeigu jie pasiseks pereiti demokratų partiją. Ir aš manau, kad jeigu demokratų partija laimėtų, daiskim, atstovų rūmus už kelių mėnesių, jie turėtų užtenkamai balsų suparalyžiuoti demokratų partiją, kad demokratų partija turėtų jų klausyti ir eiti link jų programų. Ir tas tiesioginiai būtų pavojus Lietuvai. Politologijoje tą vadinam šantažo potencialas, kai galbūt ir neturi balsų valdyti, bet turi balsų nukreipti kitus link savo poreikių. Iš tikrųjų, tai yra ganėtinai baisus vaizdas. Lietuvoje mes įpratę bijoti, kad Trumpas, kuriam, tikrai nelabai rūpėjo mūsų regionas, nėra ką slėpti, yra tas, kuris galėtų sužlugdyti JAV, skėtį, stogą, pagalbą mūsų regionui. Tuo tarpu, kai klausomės dabar apie pokyčius demokratų partijai, tai jausmas ima, kad demokratų partija yra ta, kuri galėtų išvesti JAV iš NATO, jeigu neoficialiai, formaliai, tai de facto pajėgumų prasme. Povilai, paskutinė turbūt mums šiandien tema, bet man yra labai įdomu ir aš tikiu, kad ir jums įdomu. Pataisykit, jeigu ką nors suklysiu, atstovų rūmose, senate, ar ne? Senate įvyko daktaro Fauci klausimai, kuris turėjo atsakyti į senatorių klausimus, ir tikrai buvo karšta, buvo ilgai, buvo aštru, ir ponas Fauci daugybę kartų plead the fifth. Paaiškinkit mūsų žiūrovams, ką tai reiškia ir apie ką buvo apskritai šitas ir kodėl tai buvo svarbu šitie klausimai JAV visuomeniai. O gal ir ne tik jiems, ir mums. Reikia truputį grįžti į istoriją, Vytautai.
daktaras Fauci buvo 40 metų ar 30 metų aukščiausias biurokratas Amerikoje federaliniai sistemoje, kas liečia medicininius sprendimus, kas liečia patvirtimus vaistų ir panašiai. Ir per jo kadenciją įvyko COVID. Per tą COVID jis turėjo milžinišką įtaką, kadangi žiniasklaida Amerikoje jį nešiojo ant rankų. Nors jis darė labai priešingų prieš mediciną pastabų ir laikėsi savo programos, jis norėjo, kad valdžia uždarytų visą eigą, visas biznius, uždarytų bažnyčias, uždarytų susitikimus, uždarytų mokyklas ir visi turi gauti skiepus. Jeigu negauna skiepus, tos skiepus žmonės reikia nubausti. Ir Amerikoje mirė virš 1 milijono žmonių. Amerikoje mirė daugiausiai proporcingai negu bet kur pasaulyje. Kas yra nuostabu, kadangi Amerika yra tiek pažengus medicinoje ir panašiai. Ir tas buvo dėka Fauci ir dėka jo programų. Dabar, kas buvo įdomu, Vytautai, jis, daleiskim, su savo žiniasklaidos draugais uždraudė bet kokias kalbas ir debatus, kad galima gydytis kitaip negu su tais skiepais. Kad buvo natūralus būdas geriau. Jis garantavo, kad jeigu imsi tos vaistus, jeigu būsi skiepytas, būsi sveikas. Tu neužkrėsi nieko ir tau nieko nebus. Pasirodo, kad buvo absoliučiai neteisybė. Jis liepė visiems nešioti maskas. Pasirodo, kad tos maskas nieko nepadėjo. Vaikai sportuodavo lauke su maskas, kad neužkrės viens kito, kur buvo nesąmonė. Po to pasirodė, kad jauniem vyram ypatingai tie skiepai buvo pavojingi. Ir pats Fauci susirgo, paėmęs skiepus, jis turėjo problemą su širdim, vos nemirė. Bet jis tą nepranešė, nors tas buvo vienas iš pavojų, kai ėmei skiepus. Ir po to jis buvo paėmęs skiepus, jis 2 kartus buvo pats susirgęs, bet jis to niekur neviešino, nei tos širdies problemos, nei kad jis pats buvo susirgęs, bet privertė visus kitus imti tos, suparalyžiavo Amerikos ekonomiką, dėstymą 2 metus ir panašiai. Dabar kas įvyko, Vytautai, jis buvo toks arogantiškas, kad jis rašė savo dienraštį ir naudojo federalinės valdžios kompiuterius, ne privatų kompiuterį. Ir kadangi buvo naudojamas valdžios kompiuteris, vienas iš senatorius Paul pareikalavo, kad išviešintų tą jo dienraštį. Tas dienraštis turi virš 1000 puslapių. Ir pasirodo, ką jis darė, ką jis sakė visuomeniai ir ką jis darė užkulisę. Keli dalykai, kur turėtų būti visiems svarbu. Jis padėjo finansuoti kiniečių laboratoriją, iš kurios paplito tie nuodai, kuri paplito tas virus. Dalis buvo to ir jis tą viską buvo paslėpęs. Įsivaizduok, pasaulyje mirė kažkas 25 milijonai žmonių ir mirė iš tos laboratorijos. Ir kad uždengti tą faktą, kad jis dalinai finansavo tą laboratoriją. Ir jis savo užrašuose rašo, kad jie yra netvarkingi tenais. Ir per netvarkingumą tie virus pasplito iš ten. Jis viešai visą laiką sakė, kad tas virus kilo tiesiog iš gyvulių, ne iš laboratorijos. Nors savo užrašuose jis aiškiai žino, kad yra iš laboratorijos. Ir čia yra vienas iš pagrindinių, paslapčių, kuris laikė. Kitas dalykas, kai jis visiems sakė, kad negalima, susitikti kalėdom, negalim susitikti su šeima, kitom šventėm.
pasirodo, jis baliavodavo su žiniasklaidos atstovais. Ir pas juos namuose, ir pas jį namuose atvažiuodavo tuo metu, kai sakydavo, kad negalima lankyti pas svečius. Vienu žodžiu, jis darė viską, ką jis sakė, kad negalima daryti. Ir dabar viskas tas pravešėjo. Prezidentas Bidenas jam davė, atleido už visus jo nusikaltimus nuo 14 metų iki galo prezidentūros. Ir tą davė paskutinę dieną savo prezidentūrai Bidenas, kur pasirašė OTP, ne pats Bidenas. Kodėl svarbu, kad būtų nuo 14 metų? Nuo 14 metų Dr. Fauci, naudodamas Amerikos pinigus, padėjo finansuoti tuos tyrimus, kaip galima padaryti pavojingesnį virusą. Ko galima padaryti virusą, kurio negalima būtų išgydyti. Ir čia buvo dalinai jo finansuota studija. Ir žmonės mirė dėl to virusą. Tai dabar, iš tikrųjų, aš atsimenu, visi turbūt atsimenam vienaip ar kitaip, kaip labai skaldė visuomenė šitas klausimas ir turbūt iki šiol yra labai pasidalinę žmonės, šeimose pasidalinę žmonės, ką mano apie visą tai, bet vis tiek reikia apie tai kalbėti ir tie iškylantis faktai padeda susidėlioti viską gal dabar jau ramiau į lentynėlės. Ir man yra viso to klausantis įdomu, ar čia gali grėsti kažkokia atsakomybė jam teisinė. Aš minėjau, klausdamas prieš tai, kad jis vis apeliuoja į tą 5-ąją pataisą konstitucijos. Kas čia? Ar yra reali grėsmė jam, kad jis gali sulaukti kažkokios baudžiamosios atsakomybės? Jo, kai išėjo jo užrašai, kai išėjo jo privatus ta informacija, kur aš minėjau, Kongresas, Senatas pakvietė į apklausinėjimą. Ir vakar buvo tas apklausinėjimas. Ir per tą apklausinėjimą 111 kartų jis pasisakė, kai jis neatsakys į klausimą, kadangi jis turi teisę pagal 5 Amerikos konstitucijos priedą prieš save neliudyti. Ne? Paprastai tą daro mafija, paprastai daro kriminalistai ir nusikaltėliai. Yra konstitucinė teisė tą daryti, bet paprastai tą daro žmonės, kurie yra įklimpę. Ypatingai per kongreso atstovavimus, kai šaukdavo mafijos atstovus. Jie visada atkreipdavo tą. Jis neatsakė nei vieno klausimą. Kadangi jam buvo viskas atleista nuo 14 metų iki 24 metų, tai jam negali iškelti federalinės bylos. Bet jam gali iškelti valstijos kriminalinės bylas. Ir jam yra tikras pavojus, kad ir jau yra daroma, reiškia, studijos ir kalbama, kad Florida ir kitos valstijos iškels bylą prieš jį, kriminalinę bylą prieš jį. Ir dėl to jis buvo atsivedęs visą eilę savo gynybos advokatų, kurie jam patarė nieko nekalbėti ir jis ne vieno klausimo neatsakė. Ant juoko vienas senatorius paklausė, sako, kokias spalvos tavo šlipsas yra. Jis sako, aš negaliu atsakyti, kadangi aš remiu savo teisę pagal 5 Amerikos neatsakyti klausimą. Sako, kokia šiandiena yra diena? Sako, aš negaliu atsakyti, kadangi aš turiu teisę pagal 5. Jis ne vieno klausimo neatsakė. Žiūrėjau ištraukas, tikrai, toks sunkiai apibūdinamas vaizdas, kviečiu ir žiūrovus pasižiūrėti. Paskutinis toks gal smulkmeniškas, bet man labai įdomus klausimas. Buvo pasakyta, dabar neprisiminsiu, kurio senatoriaus, kad ponas Fauci, jūs negalite remtis 5 pataisą, todėl kad jums buvo tas pardon, suteiktas atleidimas, suteikta malonė visiems nusikaltimams nuo 14 metų ir todėl jūs negalite remtis tą 5 pataisą. Ką čia reiškia? Ir iš tikrųjų taip, ir jeigu taip, tai kaip galėjo Faucis to nežinoti? Pagal Amerikos konstituciją prezidentas gali atleisti už federalinius kriminalinius nusikaltimus be jokių sąlygų. Tai dabar jeigu pradėtų, jeigu daleiskim prezidento Trump federalinė valdžia
prokuroras iškeltų bylą prieš Fauci, jis sakytų, kad man buvo viskas atleista, prezidentas Biden atleido. Tada kiltų klausimas, ar prezidentas Biden tikrai jam atleido. Kadangi visi žinom, kad prezidentas Biden net nežinojo, kur jis gyvena. O tas atleidimo bylos turi būti prezidento sprendimas. Klausimas yra, o jis atleido 1000 žmonių paskutinės kelias dienas. Jų tarpe savo sūnui, savo visai šeimai ir dr. Fauci. Ir kadangi buvo daroma taip skubiai, ant visų tų nepasirašė prezidentas, bet pasirašė Otto Penn. Tai gali iškilti klausimas, ar tikrai jam buvo atleista. Žinoma, tas nueitų iki vyriausio pasaulio Amerikos teismo, kur turėtų nuspręsti, ar prezidentas, kuris pats nepasirašo atleidimo, gali atleisti žmogų, turėdamas komitetą, kuris naudotų prezidento parkerį, už jį pasirašytų. Čia būtų labai rimtas klausimas. Aš spėčiau, kad vyriausias teismas vis tiek palaikytų prezidento atleidimą, nesvarbu, kaip jis atleido. Supratau. Ačiū, Povilai. Šiandien kalbėjom tik apie JAF ir pasaulio reikalus, bet temos svarbios ir manau tiek prie Fauci dar grįšim, kai bus daugiau žinių apie tai, kaip tai vystosi. Aš labai dėkoju Jums už įžvalgas ir žinias šiandien ir tariu iki kitų kartų. Iki, Vytautai.